Tai. Puiku, tai sveiki dar kartelį. Tai norėčiau jūsų atsiliepimų, kaip praėjo BPS, kaip jums praėjo šeštadienis ir kas patiko, ką išvydot, ką matėt, kas buvo aktualiausia jums. Na, porą žodžių aš pasakysiu, kad ir klausiausi, ir dalyvavau. Manau, kad pirmas blinas tokio formato neprisvilo. Labai tokie gerai, labai buvo sudėliota, nes bendravome su Ina ir Kęstučiu ir ne šiaip jie pasirinko tokią vat formą, būtent nes tie vat pagrindiniai vidiniai tokie banginiai baimių ar prieštaravimo, ar tokių kaip vat nepasitikėjimas produktų, kompanija, profesija, galų galia savimi. Tai ant jų vat, ir stovi, kaip sakant, tas veiksmų trūkumas daugumos, ypač naujokų. Ir visi buvo puikiai pasiruošę. Labai toks naudingas buvo, ypač manau, kad ir Šarūno patirtis iš to, ką pakankamai jaunas žmogus per pakankamai trumpą laiką, nors būdamas jau kompanijoje ilgai, per metus laiko susikrovė apie 200 klientų, pasiekė direktoriaus titulą ir taip toliau. Tai manau, kad vertėtų dar ne vieną kartą perklausyt tą informaciją ir tas išvalgas praktiškai, kaip ką daryti. Ir puikus ir Jono pranešimas labai patiko, vat, ta statistika, tas būtent kompanijos stabilumas, kuris dar daug metų į priekį veda. Ir, nu, aišku, Kęstučio pasisakymai geri ir laukiam visi, aišku, įrašo, kas nedalyvavo. Kęstutis žadėjo, vat, dienų sukarpit, nes ten buvo tokių techninių nesklandumų ir atsiras tas įrašas. Ir kiti įrašai taip pat Augulis ten pažadėjo, kad bus priėjimas, va, tai vat, tokie įspūdžiai. Sveiki, man tai patiko kokybė, įvairovė ir 3 valandos taip neprailgo, kad, nežinau, jokio nuobodulio. Ir visą laiką intensyvas man patiko, kad pasitikrinimas balsavimu, pavyzdžiui, prieš pranešimą ir po pranešimo, kaip keitėsi. Tai, nu, man toks, tai yra, nu, kad mes dalyviai buvom ir tie, kurie aš, pavyzdžiui, tylėjau, bet nu, vis tiek dalyvavau ir man patiko, kad tie rezultatai apklausos yra labai geri. Pavyzdžiui, Zinzino kaip įmonė pasitikė ten 9-ukai, 10-ukai. Ten produktais irgi aukštas pasitikėjimo balas, gal žemiausias, kaip ir sakė Andrėjus, ten pasitikėjimas savim, pavyzdžiui, kas ir man, tai 10-uko nedaviau jokių būdų tau. Tai vat, ir tada, kai Kęstutis pasidalino, įkėlė į ChatGPT apklausą ir tada išvadą pateikė, kad įmonės gera būklė, nu, geroj būklė įmonė yra, kad tiek žmonių, partnerių pasitikė įmonę. Tai tik tai, kur link reikia nukreipti savo jėgas iš to, pavyzdžiui, pasitikėjimas savimi ir taip toliau asmeninės savybės, bet vėlgi, irgi ir kitų pranešimų buvo, ir Vytenio pranešimas apie tą temą, visi pranešimai, visi, kas kalbėjo, labai dalykiškai į temą, ir pranešimai tokie turtingi, nu, turiniu turtingi. Tai ir manau, kad paveikus. Aš tai labai man labai patiko. Aš laukiu tų renginių ir kitą mėnesį laukiu, man labai. Ačiū visiems, kurie dalyvavo, rengė. Ačiū. Kitą mėnesį bus gyvas renginys, kurį koordinuoju aš. Jisai bus Novotel viešbutyje kovo 21 dieną, mums grįžus iš Balio, taip kad bus ir daug naujienų. Ir būtent kovo mėnesio renginys bus paruoštas pagal šių apklausų buvusių pagrindinės problemas, atsakant į šitų pagrindinių problemų klausimus. Tai šiandien dienai, apibendrinant mūsų buvusį susitikimą, dar aš prašysiu, gal ir kiti pasisakysit, bet paruošiau šiandien trumpą tų problemų sprendimo būdą, ką mes turėtumėm daryti ir kaip mes turėtumėm vystyti toliau. Gerai, gal dar turim atsiliepimų? Kas dar dalyvavo?
Daugiau dalyvavusių nebuvo turbūt. Aš dalyvavau dar irgi nuotoliniu būdu, kaip ir visi, bet būdamas kitoj šaly, buvau išvykęs šiek tiek, tai tikrai 3 valandos buvo nepaprastai daug geros informacijos ir iš tikrųjų pasirengimo lygis buvo didžiulis. Parengti tokią konferenciją, tiek daug pasisakymų, tokios aukštos kokybės, reikia didžiulės koordinacijos ir čia aš manau, kad Kęstutis kaip vadovas, kaip vedantysis atliko milžinišką darbą. Ir kaip galiu pasikartoti, kad visi pranešimai buvo ir įvairovė, ir labai gilūs, ir labai naudingi. Atrodo, kad jau tiek metų dirbi verslo partneriu ir čia jau viską žinai gali, bet kiekvieną kartą gali save tobulinti ir tie BPS yra labai naudingi. Aš manau, kad ne tik tai mums jau senbuvėms, bet ir naujokam pradedantiesiems. Tai iš tikrųjų tokia labai puikiai simbiozė yra tarp to patyrusių ir norinčių išmokti. Tai ir Jono pranešimas buvo puikus. Andrėjus apie tinklinę rinkodarą, ta esmė, viskas, mes čia iš tikrųjų labai daug. Reikia tų žinių, kad žmonės kartais įtikinti, kad jie neabejotų, kad čia ne finansinė piramidė. Vytenio ten apie identitetą, aš manau, kad irgi tas labai svarbus yra pranešimas, mums svarbu yra. Mindaugo Dudonio gydytojas, kaip jis taip irgi labai paprastai, gražiai paaiškino viską. Gintautas Gilys, Gintautas man patiko, kuo daugiau mes padarom klaidų, tai tuo geriau bus ateityje, nes per klaidas galim augti ir nebijoti daryti klaidų, ypatingai pradžioje, aišku. Tokie nuoširdus pasisakymai iš tikrųjų buvo labai. Monikos Rugaitienė, jie iš tikrųjų irgi buvo labai toks įdomus. Tai tiek. Tikrai lauksiu irgi dabar 21 dieną, taip, Novotelio viešbutį. Taip, bus gyvas susirinkimas ir bus galimybė įsigyti bilietus į tą renginį, bus patalpinta nuoroda, tai atsiųsime. Apibendrinant, gal tada aš apibendrinsiu tą mūsų reiškia buvusio renginio struktūrą. Ir aišku, porą žodžių pamiršau, kad Vytenio tikrai buvo parengtas labai spūdingas pranešimas, labai daug skaidrių. Aš pats netgi paprašiau jo atsiųsti skaidrės, padirbėti dar su identitetu, nes matosi, kad labai išstudijavo tą temą ir mes gyvai su juo bendravom trečiadienį, kada jis buvo. Labai padeda tie apmokymai, kur jūs dabar kartu su socialiniais tinklais, tai išryškinti šitą dalyką, nes jis sakė, vis kažkaip trūkdavo laiko, žinojo, kad reikia tuo užsiimti, bet kai sumoki pinigą, jau ir atsiranda ir laiką tam, ir tada tai čia toks juokais, bet tas taip pat labai galioja dalykas. Taip, tikrai taip. Tai gerai, aš dabar pasidalinsiu tais klausimais, kuriuos mes sprendėm. Mūsų buvusiam BPS ir kurių klausimų atsakymų pagalba į kilusius klausimus jūs atsakė. Tai buvo 61 atsakymas ir kuriuose mes norėjom išsiaiškinti mūsų komandos narių esamas sunkumus arba kur reikia skirti mum kaip lyderiam daugiau dėmesio, padedant efektyviau vystyti verslą, kad jūs jį efektyviau vystytumėt ir kur tas yra butelio kakliukas, kur tas susiaurėjimas, per kur jį nepavyksta taip padaryti to milžiniško augimo. Tai buvo suskirstyta išmanaus intelekto tokie prioritetai pagal svarbą, pagal jūsų visų pasisakymus. Tai pirma buvo, ko labiausiai jūs norėtume, tai
tai paprastos standartizuotos partnerių radimo ir kalbinimo sistemos. Tai apie 70-80 narių vertino konkrečiai, kad jiem kyla klausimų, kur ieškoti partnerių, kaip užkalbinti partnerį arba klientą, kaip pradėti pokalbį, kaip sudominti, kaip neprarasti, kaip neparduodant parduoti, ne? Kaip pasirašyti tą, užklausinti vadinamą, tą pasirašyti, užbaigti tą susitarimą, tą kontraktą, tą pokalbį, kaip sudominti be spaudimo. Tai toksai, buvo pirmas iš tokių sunkumų ir žmonės nežino, kam rašyti, ką rašyti, ypač socialiniai medijai dirbant. Taip, kaip pereiti į susitikimą, kaip pakalbinti susitikimui, ką sakyti susitikimo metu ir tada rezultatas viso to atidėliojimas, baimė, neveikimas, būtent ne dėl charakterio kažkokių tai bruožų asmenybės partnerio, o dėl neaiškumo. Tai toks vienas buvo silpnoji grandis, ką reikia koreguoti. Antras klausimas, kritiškai labai irgi svarbus, aiškus kasdieninis veikimo planas. Ne visiems įprasta ta tokia struktūra dienos, daug kartų paminėta, kad trūksta struktūros, trūksta plano veiklos dienos, trūksta disciplinos, trūksta nuoseklumo, galbūt nežino, ką daryti kasdien. Tai šiandien irgi apie tai pakalbėsim. Tai reiškia, kad žmonės tokios neturi vadinamos operacinės sistemos, neturi veiklos, kiekvienos dienos veiklos modelio. Ir kada pribėga, tada truputėlį kažką nuveikia, o be jos smegenys automatiškai vengia veikimo, nes tai paprasčiau mūsų smegenim. Kai nežinai tiksliai, ką reikia daryti, gali ir nedaryti. Kai žinai, ką reikia padaryti, tai labai lengva daryti. Svarbiausia pradėti, nes pradžia dažniausiai būna sunkiausia, ypač kai nežinai, nuo ko pradėti. Tai šiandien pasistengsim irgi sudėlioti tą tokią struktūrą, aptarsim mes ją. Trečias punktas kritiškai labai svarbus - įgūdžių ugdymo sistema. Tai dažniausias įgūdžių trūkumas buvo toks žodis, specifiškai tai pakvietimo, reiškiasi, įgūdžiai, užbaigimo pokalbio, closing skill vadinam, užbaigimo pokalbio įgūdžiai, prezentavimo įgūdžiai, bendravimo, komunikacijos įgūdžiai, online, irgi reikia žinoti, kaip bendrauti, kaip pasijungti Zoom'ą, galbūt irgi įgūdžiai, kaip pasijungti Teams'us ar kitą kažkokią, arba Messengeryje skambutį. Galbūt nėra labai sudėtingi, bet vis tiek tai yra tam tikri įgūdžiai. Ir partnerių pakvietimo arba įtraukimo į jau veiklą, į veiklos pradžią įgūdžiai. Tai trūkumas tai yra tokių tam tikrų įgūdžių. Psichologinis saugumas ir pasitikėjimas dažniausiai buvo tokie įvardinti stabdžiai, kad nepasitikėjimas savimi, baimė kalbėti, baimė suklysti, baimė sudeginti kontaktą. Kitas dar buvo toks negatyvaus vidinio bendravimo, toksai stabdis, kai viduje sėdi, reiškia, vienas velniukas ir vienas gerėtis. Tai tas vilniukas vis kalba, kad tu nedaryk to, nedaryk to, nedaryk trečio, bus paprasčiau, bus lengviau, žinai. Tai tas toksai pats savo pokalbis, negatyvaus pokalbio komunikacija, vedimas, išmokti išeiti iš to negatyvaus savikritika, tokio negatyvaus, tokio pasaulio matymo, tokio pojūčio. Drovumas. Tai nėra tikros problemos, tai yra, kaip parašyta, skill clarity trūkumo pasekmė, tai reiškia žinių ir įgūdžių, žodžiu, aiškumo, tokio skaidrumo trūkumas. Žmogus žino tiksliai, ką sakyti, bet baimė, kai žmogus tiksliai žino, ką sakyti, baimė dingsta automatiškai. Ne? Dar svarbus momentas buvo duplikacijos sistema, tai labai svarbus signalai, nežinojimas, kaip vesti partnerio, didelis partnerio atkritimas, trūksta vedimo, trūksta mentoriaus palaikymo, kai kuriem buvo. Tai yra iš tikrųjų kritinis toksai taškas ir mes turime supaprastinti tą tokią sistemą organizacijoje,
kad būtų žymiai lengviau augti eksponentiškai, kad ta plėtra vyktų savaime. Nes jeigu ateina naujas partneris ir jisai žino, ką jisai turės sakyti kitam naujam, kuris ateis po jo, kurį jis pakvies, tai tada jam vėlgi dingsta tos baimės, jisai tiksliai žino, ką reikia po ko daryti, kaip patarti, ką kur pasižiūrėti. Tai, sakyčiau, va čia irgi momentas, kurį mes turime atkreipti dėmesio. Tada laiko valdymas ir fokusas, dažnės temos atidėliojimas, disciplinos nebuvimas, planavimo tokios nemokėjimas planuoti. Tai galbūt nėra pirminė problema, tai yra pasekmė daugiau, kai sistema aiški, tai ta disciplina atsiranda automatiškai, kaip sakau, dienos eiga, jeigu žinoma, ką tu veiksi šiandien ir ką tu veiksi rytoj, tai tau labai lengva veikti. O jeigu tu nežinai, ką tu veiksi, tai atsiranda daug pašalinių sprendimų, kuriuos tu atlikdamas lygtais rodai ir lygtais jautiesi, kad tu dirbi, bet rezultato visiškai jokio negauni. Nes rezultatas gaunamas vieninteliu būdu, tai yra bendravimo su žmonėm. Ir jeigu jo nėra, žinutėmis, pokalbiais arba susitikimais, rezultatas nevyksta visiškai. Tai toks vidinės veiklos turėjimas, bet be išorinių kažkokių tai rezultatų. Kompensacinio plano supratimas, 7 punktų buvo minėtas keletą kartų, kad iš tikrųjų tai nekritiškiausias galbūt pradžioje, žmonėms pirmiausia reikia mokėti rasti partnerius, tik tada svarbu pilnai suprasti planą. Iš tikrųjų tai ne visi turbūt ir suprantam tą planą, ne visi žinom tuos mechanizmus kompensacijų ir dažnai iškyla klausimas ir bendraujant su partneriais, nors ir ne pirmi metai, nors ir keletą metų, bet tikrai turbūt ne visi žinome komisinių plano bonusus, visus premijas visas, ne? Tai, iš tikrųjų tas komisinių planas mūsų nėra labai lengvas, jisai, sakyčiau, toksai yra kaip norvegai arba kaip skandinavai mėgsta, kad viskas aprašyta iki smulkmenų, kad nebūtų nesusipratimų kažkokių, tai jie viską smulkiai surašo, bet kai surašai viską labai smulkiai, gaunasi labai daug informacijos ir tą informaciją apdoroti ir suprasti yra pakankamai sudėtinga. Tai nors tai yra viskas automatiškai tikrinama, automatiškai viskas aptarnaujama, bet vis tiek mums labai yra gerai žinoti pagrindinius, sakyčiau, komisinių plano aspektus, kad mes žinotumėm, ką mes kiekvieną savaitę padarę galėtumėm gauti daugiau. Už kiekvieną darbą mes galim gauti truputėlį daugiau. Tai žinant tai, sakyčiau, greičiau ir augi ir greičiau ir daugiau gali uždirbti. Ir mažiau svarbus tokie pasisakymai buvo iš BPS-o, išoriniai tokie faktoriai, kad kalba trukdo, pavyzdžiui, ne viskas yra lietuvių kalba ir anglų kalba, teritorija, žmonių mentalitetai, dabartinis darbas, tokie faktoriai. Ir tokios galutinės strateginės išvados, ką pasiūlė mum, tai recruiting sistema, tai yra pakvietimo naujų partnerių sistema. Žmogus turi tiksliai žinoti, kam rašyti, ką rašyti, kaip pereiti susitikimą, ką sakyti susitikime, be jokių improvizacijų, kad būtų taip aišku, ne? Tai stengsimės šitą irgi pagilinti, galbūt mes darom ir tuos 10 valandos ryto tos susitikimus, tam, kad pagerinti tos įgūdžius, bet galbūt galima tiesiog daryti tokias atskiras sesijas, nežinau, čia nuo mūsų visų priklausys, turbūt ko mes norėsim, bet mes galim padaryti tokias atskiras praktinės sesijas, būtent praktikas, kaip pagerinti šitos įgūdžius, kaip atsirinkti žmonės, kam rašyti, ką rašyti, kaip pakviesti į susitikimą, ką sakyti pačiam susitikime. Ne? Tai kiekvienos dienos aktyvumo tokia sistema. Antras svarbus punktas, tai ką reikia daryti kiekvieną dieną, kiek kontaktų per dieną parašyti žinutę, kiek pakviesti, kiek susiskambinti, kiek susitikti, konkretų skaičiai per dieną. Jeigu tai kiekvienas partneris žino, jam labai lengva. Jisai žino, kad per dieną reikia padaryti tiek skambučių, tiek žinučių parašyti,
reiškia, pakartotinių žinučių atrašyti į buvusius praeitos dienos žinutes. Tokia eiliškumas dienotvarkė labai, labai lengvai tada įvykdyti darbą. Įgūdžių praktikavimo sistema, įgūdžių vystymo sistema, tai kaip pradėti pokalbį, kaip sudominti, kaip užbaigti, kaip pakviesti partnerį. Dublikacijos sistema, ką partneris daro per pirmasias 30 dienų, labai svarbu į tokį išsigryninti. Tai. Na ir kompensacijos verslo pajamų gavimo sistema, tokia reikia mums ją, sakyčiau, gal suskirstyti į keletą punktų, supaprastinti, ne tokią visą techninę, ten 30 lapų, o pagrindinius tokius momentus išsigryninti mum ir išgryninus juos tiesiog paruošti tokią trumpą prezentaciją komisinių planų, kur ten, pavyzdžiui, 4, 5 ar 6 skaidrėse bus viskas aišku, ką mes gaunam per pirmą etapą, fast starto, tą greitojo starto, tų pirmų 4 mėnesių etapą įvedimą ir ką gauname, pavyzdžiui, dar 4-5 skaidrėse, ką mes gauname, į kur pagrindinius akcentus reikia skirti. Ne? Tai yra klientų pakvietimo sistema, ką mes galim uždirbti iš klientų, tada partnerių pakvietimo sistema, ką galim uždirbti iš partnerių, tada, sakyčiau, direktorių tripo sistema, kaip gauti kvalifikacijas vykti į renginius, taip, kas labai svarbu. Tai dar papildoma tokia motivacinė sistema pačioj finansiniai sistemai, komisinių plane yra. Na, ir dar galbūt keletas, tai pasistengsim tai padaryti ir paruošti tokią trumpą prezentaciją. Tai tokie buvo pasisakymai iš mūsų buvusio BPS-o. Na, o dabar aš parašiau trumpą jums šiandien dienos viso tai apibendrinimo, tokią praktiką trumpą, tokią trumpą prezentaciją, ką mes galim padaryti ir kaip suskirstyti tuos žingsnius į tas, išgryninti tuos neaiškumus, apie ką turėtumėm per šiuos metus, kaip mes turėtumėm toliau vystytis. Tai labai prašau dėmesio kiekvieno iš jūsų, kuris šiandien prisijungite. Na, o tie, kurie nedalyvauja, galbūt jūs pasižiūrėję video įrašą, taip pat atkreipsite dėmesį į tuos svarbiausius momentus, kurie yra aktualiausi. Taip, keliaukim per mano šiandien dienos paruoštą tokią augimo strategiją. Tai 5 dalykai, į kuriuos buvo per BPS-ą pasakyta, kad yra tam tikri iššūkiai, su kuriais susidurite kasdieną ir dėl kurių rezultatai nėra tokie, kokių jūs tikitės. Tai pasistengsiu šiandien praeiti tuos iššūkius ir padaryti skaidresnius juos jūsų galvose, kad jūs dar aiškiau suprastumėt, kaip visą tai reikia komunikuoti. Bet pats pagrindas visgi bus ne šiandien dienos mano šita prezentacija, pristatymas viso šitos augimo strategijos, o bus praktikos. Tai manau, kad reikės daryti praktikas, per kurias mes galėsim įgauti tuos įgūdžius, nes įgavus įgūdžius, jums nekils problemų nei vieną dieną. Jūs labai drąsiai eisite per visą šitą verslo sistemą, kurią mes susikūrėm. Tai kiekvieną kartą, kai naujas žmogus pradeda, jis klausia, ką man daryti dabar. Ir jeigu mes kaip partneriai neatsakom jam per 5 minutės arba tą pačią dieną, jis iš tikrųjų pradeda improvizuoti. Ir kai pradeda improvizuoti, jisai jau nebesinaudoja sistema, jisai pats pradeda ją kurti, o turėjimas aiškumo, turėjimas sistemos žinojimas, kaip veiksite, jum ir jūsų potencialiam tam naujam žmogui, kurį jūs ateinat, jums bus labai aišku, kaip jį vesti toliau. Tai tokie pirmas žingsnis, tai su kuriais dažniausiai ką daryti, tai kam rašyti, ne? Tai mes pakalbėsim šiandien apie tos tipus žmonių, su kuriais galima kalbėti.
ką kviesti, ko nekviesti, kad tai būtų lengva, jeigu mes kalbam apie socialinę mediją arba apie tuos žmonės, kurie supa aplink mūsų. Ne? Tai šiandien galbūt giliai nekalbėsiu apie tuos visus žmonių, visą tą žmonių srautą, kurį mes pasiekėm, apie karštą sąrašą, apie jūsų šeimą, artimuosius, giminės, apie tą šiltą sąrašą, su kuriais jūs pažįstame, apie tą šaltą sąrašą, kuris yra socialiniai medijoje arba visame pasaulyje, kurie yra žmonės, bet kurių mes nepažįstam ir kaip juos pasiekti, apie tai galbūt reikės atskiros edukacijos. Bet tai yra, tokie pradiniai tipai žmonių, apie tai pakalbėsim. Tada antras žingsnis, kurį mes kiekvieną dieną turim daryti, tai ką rašyti. Mes tiksliai turim suprasti, ką mes turim parašyti. Mes kiekvienas turim žinoti bent 3 žinučių tipus, kurios veikia, kurias mes galim siūsti savo potencialiem klientam, potencialiem partneriam iš socmedijos arba šiaip pažįstamiem žmonėm, kad jos būtų labai aiškiai iškomunikuotos, kad ten nebūtų per daug prirašyta, nes kartais ateina naujas partneris ir jisai ten stengiasi papasakot viską, ką jisai išgirdo ir kuo jisai susižavėjo per paskutinę 2-3 mūsų susitikimus. Taip? Ir dažniausiai labai, arba ten, pavyzdžiui, klausia, ką tu galvoji apie kažkokią tai dalyką. Ir žmogus pradeda filosofuoti, ką jisai galvoja. Pavyzdžiui, ką tu galvoji apie omega-3 vartojimą. Ir jisai jums prirašo, ką tas žmogus galvoja apie omega-3 vartojimą. Gal jisai niekada nėra vartojęs ir net nežino, kam to reikia. Gal jisai vartoja kažkokią tai ir turi kažkokią tai savo nuomonę. O gal jisai užsisakė kažkokius tai žuvies taukus, kaip dažniausiai žmonės sako, pagėrė, jam blogą pasidarė, neskanus skonis buvo ir jisai nusprendė, kad visi gamintojai gamina tokius pat šlykščius ir jisai niekada daugiau gyvenime nevartos. Ne? Arba jisai tiesiog neįsigilino ir jisai tiesiog nežino priežasčių, kam to reikia ir jisai iš vis nežino, kam iš vis reikia naudoti papildus arba omega-3, pavyzdžiui, ne? Kam jinai reikalinga. Ir jeigu mes tokio žmogaus klausiam, prisijungia ką tik į verslą, ką tu galvoji apie papildus arba apie tą ar aną, jūs gaunat tokių žinučių, kurių paskui galim praeiti noras toliau vystyti tą verslą. Tai kad tokių klaidų nebūtų, reikia tiesiog žinoti, kokios tos žinutės turi būti paruoštos, kokios jos yra. Ir trečias žingsnis labai svarbus, kai jau mes žinom, kam rašysim, kaip atsirinksim tos žmonės, kai mes žinom, ką rašysim, mes turime žinoti, kaip mes paskambinsim ir kaip vyks pokalbis. Taip? Tai tokie 3 pagrindiniai žingsniai. Ir kiekvienas pokalbis pačioje pradžioje, aišku, vyksta su mentoriaus pagalba, tai tikrai to reikia nebijoti. Tai su kuriais galima kalbėti? Nereikia ieškoti tobulų, dažniausiai kai kas iš partnerių naujų arba jau patyrusių partnerių ieško tobulų kontaktų. Tai nereikia ieškoti tobulų, reikia jos tiesiog atpažinti iš tų kontaktų. Tai labai paprastai. Pirmas, tai yra bendraujantys, aktyvūs žmonės, su kuriais reikėtų bendrauti. Antras, tai yra punktas, tai besidomintys sveikata, jeigu jau mes dirbame tokioj sferoj, kur turim kraujo tyrimus, kur turim papildus, kur turim sveikatos sprendimus, kur turim tikrai partnerių bendruomenę, kuri profesionalai, ekspertai yra savo srities ir užsiema sveikatos gerinimu įvairiausiom metodikom, pradedant masažais, kineziterapija, kvėpavimais, mityba, rytų medicinos išmanimui, mankštų įvairiausių ir taip toliau. Tai tiesiog mums reikia atsirinkti tų žmonės, kurie domisi. Iš tų 100% visuomenės, mums reikia atsirinkti, nežinau, 10-15%, nors domėtis galbūt problemų sprendimais mes domimės visą laiką ir visi, kada mes susiduriam su problema, bet besidominčių žmonių tokiais prevenciniais sprendimais yra dar kol kas mažuma. Tikiuosi ateityje bus jų daug.
bet iš tų 10-15 procentų atsirinkus iš tų iš tų milijardų ar 100 tūkstančių ar tūkstančių žmonių, kuriuos jūs pažįstat, atsirinkti 10-15 procentų tikrai, man atrodo, galima. Tie, kurie domisi sveikata ir prisižiūri, arba tie, kurie ieško sveikatos sprendimų. Taip. Na ir trečia grupė, tai yra verslų ar uždarbių besidominti žmonės. Tai va 3 kategorijos – aktyvių, besidominčių ir verslių. Jie gali būti Lietuvoje, jie gali būti užsienį. Jie gali būti iš draugų ar kolegų rato, jie gali būti buvę kolegos, buvę bendraminčiai, sporto, mokyklos, nežinau, laisvalaikio jūsų, hobių, bendraminčiai ar kolegos. Tai puikiai tinka. Nu ir ta, kaip aš sakau, karštas, šiltas ir šaltas sąrašas. Vat matot, čia yra draugai ir kolegos, giminės, artimieji, buvę kolegos, tai yra šiltas sąrašas, jūsų draugai, jūsų pažįstami, ir šaltas sąrašas žmonės iš socmedijos, iš ten, iš kur jūs dar nepažinojot. Bet kiekvieną dieną jūs galite užmėgsti vis naują ir naują pokalbį. Tai tas sąrašas, jisai begalinis jisai. Nuėję į parduotuvę, jūs su kažkuo pakalbat, nuėję į teatrą galite su kažkuo, eidami gatvėje, miške, vaikščiodami, irgi sutinkate žmonės, su kuriais galite pasisveikinti. Jeigu jūs sportuojate, sporte galite pasisveikinti, pasilabinti, ir tokiu būdu tas kontaktų sąrašas atsiranda. Tai žinoti, ką kalbinti, tai aš sakyčiau, karštas, šiltas, šaltas sąrašas ir aktyvus, besidomintys sveikata, verslu ar uždarbiu. Tai toksai yra tas 3 pagrindinių mūsų tipų žmonių toks apibūdinimas. Taip. Tiesa, jeigu mes kalbam apie tipus, tai sakyčiau, jeigu mes imam pagal amžiaus kategorijas, tai nuo, sakyčiau, 25 metų iki gilios senatvės mes galim imti tokias kategorijas. Nes žmonės ties 25, ties 30 metų jau pradeda rūpinti savimi. Kai jie pradeda rūpinti savimi, jie yra potencialūs mūsų klientai, mūsų partneriai. Taip pat tie žmonės jau pradeda rūpintis ir savo vaikais. Tai reiškia, ta amžiaus kategorija jau susilaukia vaikų, jau jie rūpinasi, kad jie nesirgtų. Jie, kaip sakoma, tampa atsakingi ne tik tai už save, bet ir už savo vaikus. Na ir taip pat vyresni, o apie 40-50 metų, jau jie pradeda rūpintis ne tik tai vaikais, kurie jau paaugo truputėlį, gal jauni dar visiškai, bet jau jie pradeda rūpintis ir savo tėveliais, savo tą vyresniąją kartą, ir jie jau atsakingi ir už jų sveikatą, jie gali jau rūpintis ir pateikti tam tikrų sprendimų. Tai vat, sakyčiau, ta tokia aktyviausių žmonių kategorija, taip nuo 25 iki 60-70 metų, su kuriais mes galim komunikuoti ir bendrauti ir kalbėti, kurie, kaip Kęstutis labai gražiai paminėjo, pačioj pradžioj, ar tu, Andrėjau, dabar nepamenu, per BPS kalbėt, kad pačioj pradžioj žmogus mėgaujasi gyvenimu, jam viską padeda tėvai, jisai nieko nesirūpina, bet ateina į tokį etapą, kai jau jisai pradeda rūpintis ir jau jisai tampa atsakingu už visus savo gyvenimo sprendimus. Tai tiesiog skirtingose etapuose skirtingi žmonės, bet nuo 25 ir vyresnių tikrai tinka į verslą, ir su laiku pas juos keičiasi. Iš pradžių noras galbūt atsiranda dirbti savarankiškai, neturėti direktoriaus, vadovo virš galvos, o būti tokie asmeninio, kaip vadinamo dabar solo verslas, asmeninis verslas, kur pats atsakingas už save. Nereikia tau jokių direktorių, nenori būti tam vadinamam žiurkių rate, kur tu dirbi nuo atlyginimo iki atlyginimo, bet nori gauti papildomas pajamas. Tai vat jauniems žmonėms tikrai puikiai galimybė šitame versle. Na ir vėliau tie, kurie ieško galimybės uždirbti papildomai, arba tie vyresnio amžiaus žmonės, kurie ieško socializacijos, bendruomenės įvertinimo, tai tikrai puikiai čia vieta. Tai visus tos žmonės mes galime kviesti. Bet aišku, jeigu jisai bus labai pasyvus, tai nėra tikslo jo kviesti, nes jeigu jisai uždaras ir labai pasyvus, tai galbūt
Jam verta būti vartotojų tiesiog, bet ne partneriu. Taip? Na ir dabar žinutės. Ne? Antras, kai jau mes žinom, ką mes kviesim, kada mes kviesim, mes turime pasipraktikuoti žinutės. Kad tos žinutės būtų ne tokios iš kosmoso, bet kad jos būtų, kuriuose būtų nei per daug, nei per mažai informacijos, kurios būtų skirtos sušildint pokalbį, sušildyt kontaktą, jeigu tai yra nepažįstamas kontaktas, kur žinutėse, kad būtų smalsumą sukeliantis susidomėjimas, kad nebūtų toje žinutėje viskas išpiškinta, va čia yra Zinzino įmonė, va čia turim testą, turim tą, kilometro žinutę ir viskas joje bandoma papasakoti. Ne, reikia sužadinti smalsumą, susidomėjimą. Nu ir žinutė, kuri būtų skirta pereiti į skambutį, į susitikimą ir, sakyčiau, tas žinučių kartojimo tokios treniruotės jos turi būti. Jos turi būti pas mus praktikose arba jeigu norite ir sugebate, tai turi būti tokios asmeninės kaip žinutės arba kaip pokalbio scenarijai, kurie gali būti atkartoti garsiai, pagal kurios jūs vėliau ir pokalbį galite pradėti. Arba tai turi būti pasirašytos raštu tos žinutės. Ir, sakyčiau, tų žinučių scenarijus jisai gali kartotis. Nes kiekvieną kartą, kai atsirenkam žmonės, aš visą laiką sakau, kaip jūs pokalbio metu sudominsite žmogų, kad jam būtų įdomu. Ne? Tai mes pakalbam apie kiekvieną individualiai žmogų ir parenkam jam tą tokį pokalbio modelį. Taip pat ir su žinučių modeliais. Mes turim pasirašyti savo keletą žinučių, 3 scenarius, kaip va čia rekomenduojama, ir tada jais naudojantis. Pavyzdžiui, palikau mašiną, tai klausau, negaliu pasijungti. Asta, Taip, mikrofoną tada išjungkite, Asta, gerai? atsiprašau. Taip, tai ką rašyti žinutėje? Na, visų pirma, tai pavyzdžiui, šaltas pokalbis, labas, pastebėjau, kad domiesi sveikata, arba ten esi aktyvus bei domiesi verslu. Tai mes atsirenkam tą, ką mes norime. Pati pradžia gali būti tokia. Pastaruoju metu vystau veiklą susijusią su sveikatos problemų gerinimo sprendimais ir solo verslo vystymu, arba ten individualaus verslo vystymo, ir verslo vystymo. Ir galiu būti naudingas, jei aktualu didesnės pajamos, o ne daugiau darbo. Labai dažnai žmonės nenori darbo, nes jie jau yra perdegę nuo darbo. Tai visą šitą reikia ir paminėti, sakyčiau, pačioj žinutėje, kad aš tau nesiūlau darbo. Aš tau nesiūlau veiklos, aš tau siūlau, kaip tu gali optimizuoti, kaip tu gali pagerinti savo veiklą. Pavyzdžiui, yra masažo veikla, ne? Ir pajamos yra gaunamos tik iš susitikimo su žmogum. Atėjo žmogus, atsiguli, jūs darote masažą. Jūs neuždirbsite, jeigu jisai neateis ir jūs jo nepamasažuosite, ne? Tai jum papildomą darbo, tikrai nesinori, jum norisi optimizuoti savo veiklą, kad gauti pajamas netgi tada, kada tas žmogus iš vis neateina tą mėnesį pas jūs, bet jūs nuo to žmogaus gaunate pajamas. Tai vat mes turim tokią galimybę, kad galim sukurti žmonėm, kurie pervargę, kurie perdegė nuo savo darbo veiklos, nuo nemiegotų naktų, kurie neturi laiko visiškai, padėti jiem turėti laiko ir turėti pajamas. Tai mes tai turim ir parašyti savo tose žinučių scenarijuose, kad klausyk, aš tau nesiūlau dar papildomai daugiau 2 valandom dirbti per savaitę. Aš siūlau, kaip tu galėtum mažiau dirbdamas uždirbti tiek pat, arba netgi, kad tavo pajamas augtų, kai tu atostogauji. Vat ką aš siūlau, dėl ko aš noriu su tavim susitikti. Nes kartais žmonės atsako, žinai, aš neturiu laiko. Jeigu jisai atsako, neturiu laiko, reiškiasi, jisai suprato, kad mes jam siūlom tiesiog darbą, papildomai dar parsiduoti savo valandas paroje, kai jam ir taip jų trūksta. Tai mes jam turim parodyti, kad jisai gali atvirkščiai pradėti taupyti valandas, kad jų liktų jam daugiau, tokiu būdu jisai atgauna tikrąją laisvę. Kitu atveju jisai laisvės niekada neatgauna. Jeigu parduotos valandos, jeigu
dienoje trūksta valandų, reiškia, tavo veikla priklauso tik nuo tavęs asmeniškai ir tavo pajamos tik nuo tavo asmeninio darbo. Tai, vargina ir tai ilgainiui išsekina ir žmogus perdega nuo pačios veiklos. Tai jeigu aktualu, galim trumpai susiskambinti be jokių įsipareigojimų. Vėlgi žmogui reikia pasakyti, kad įsipareigojimų jokio nebus. Pasikalbėsim, bus įdomu, susitiksim ir taip pat netgi kartais aš miniu, kad klausyk, iš pirmo susitikimo apskritai nereikės tau priimti jokio sprendimo. Dažniausiai mes susitinkam, trumpai papasakojam, vėliau pakviečiam į antrą susitikimą, kartais trečią ir tik tai trečiam susitikime mes kalbam apie kažkokiu tai priimtą, kažkokiu tai, reiškia, sprendimų priėmimų. Kita problema, su kuria mes susidūrėm mūsų BPS ir kur žmonės atsakė, kad kiekvieną dieną nežino, ką daryti, tai jei nėra aiškaus plano, žmogus pradeda būti užimtas, skaito naujienas, rašo laiškus, bet realiai nieko neveikia ir tada negauna jokių realių pajamų, jokių rezultatų. Nėra rezultatų per ilgą laiką, jeigu nėra rezultatų, žmogus atkrenta. Tai sakyčiau taip, sprendimas 90 minučių kiekvienam iš mūsų, ką reikia padaryti minimum per dieną. 90 minučių veiklos. Jeigu 1,5 valandos mes kiekvieną dieną atliksim 3 dalykus, mes pilnai susikursim veikiantį verslą. 3 dalykai. 30 minučių nusprendžiam, atsiprašau, visų pirma, nusprendžiam, kurioje dienos eigoje mes skirsime savo 90 minučių. Gal 30 minučių ryte, 30 minučių per pietus, 30 minučių vakare. Valio, jeigu taip nusprendžiam, mes turime ir skirti tas 30 minučių 3 kartus dienoje po 30 minučių. 10 parašyti žinučių. Ne naujų 10 kontaktų, o 10 žinučių tiems, kurie jau yra sąraše. Reiškia, mes atsirinkom sąrašą iš tų 3 tipų - karšto, šalto, šilto ir šalto. Atsirinkam potencialių žmonės ir parašėm 10 žinučių. Susidėliojom žinutės eigą, pakeitėm ten vardus, pritaikėm truputėlį iš tų savo ten 3 skirtingų žinučių ir kiekvieną dieną 30 minučių siuntinėjom žinutės. Baigėsi 30 minučių, išsiuntėm 10 potencialių žinučių potencialiem žmonėm. Užbaigėm savo darbą. Sudėtinga? Ne. Reikia pasiruošti ir kai pasiruošėt, jums labai lengva bus tada. Tas žinutės paruoštas, tuos paraštukus geriausia laikyti pas save mobiliam telefone, vis tiek jūs visą laiką su mobiliu telefonu šiandien dienai gyvenate, ne visą laiką gal būnate prie kompiuterio, bet su mobiliu telefonu būnate visą laiką. Tai reiškia, jis yra tokia mobiliam telefone programėlė, vadinasi notai, kur jūs užrašiukus kažkokius tai laikat. Štai tenai tuose notose, tuose užrašinėje toje galite susidėti iš eilės savo, pavyzdžiui, tiek ir kontaktus, kitoje galite susidėti failiukį, kitame failiukė galite susidėti ten žinutės, žinučių skirtingus scenarius. Ne? Ir tokiu būdu jūs turėsite ir žmonių kontaktus, savo mobiliam telefone atrinktus, ne galvose reikia juos turėti, reikia turėti atrinktus. Tada kitame užrašinėje, kitame tam vadiname note, jūs turėsite žinučių, pavyzdžius 3 žinučių scenarius. Tada turėsite, reikia pasidaryti pokalbius. Čia yra rekomenduojama 30 minučių skirti pokalbiam. Pokalbių tesimui. Tai reiškia, ką tai reiškia pokalbių tesimui? Tie, kurie į jūsų žinutes atsakė vakar, šiandien jūs atsakote jiem. Ir tam skiriate 30 minučių. Reiškia, iš pradžių jūs rašote žinutes, tada 30 minučių skiriate atsakymam į vakar buvusių žinučių pasisakymus, paklausėte, kaip tu šiandien, taip toliau. Šiandien yra jau tolimesnė eiga, bendravimo eiga su tuo žmogum. Kaip jį atvesti iki pokalbio telefonu arba iki susitikimo. Taip? Ir tada 30 minučių vedame pokalbę. Vėlgi pokalbių scenarius kiekvieną kartą mes stengiamės praktikuoti. Kad jums būtų labai paprasta žinoti, kaip tas pokalbis turi praeiti. Koks tas pokalbis? Ne? Ką kalbate paskambinus? Ką sakyti? Ar labas, ar sveikas? Ne? Ką toliau sakyti po labas ir sveikas pasakymą?
Ne? Kaip tu laikaisi, ar neužsiėmęs, ar neužimtas. Taip? Nu, vat mes turim visą tą scenarijų tiksliai žinoti ir pagal tuos, nežinau, 3 scenarijus pokalbio mes galim tiesiog iš eilės bet kam imti ir skambinti. Ir mums tada labai lengva pasidaro, kai mes žinom, kas po ko seka. Gali tai kai kam atrodyti primityvu, bet aš jums galiu pasakyti, aš po 15 metų savo veiklos statybų versle, aš pasiėmiau lapuką, kuriame buvo parašytas scenarius. Pirmas punktas buvo susipažinti, paklausti, ar žmogus neužsiėmęs. Antras buvo punktas suderinti laiką ir vietą. Trečias punktas buvo pasakyti, dėl ko susitinki. Ketvirtas punktas pasakyti, kad būsi ne vienas, o su savo kolega, su kuriuo vystai verslą. Ir 5. punktas priminti, kad jis užsirašytų ir nepamirštų ir kad nevėluotų. Vat aš pasiėmiau tokį lapuką, kuriame buvo surašyti šitie 5 punktai ir aš skambindavau ir pagal tos punktus iš eilės kalbėdavau. Nebūdavo. Jonai, pakartokit tos punktus. Tie punktai bus parodyti neužilgo, mes juos... Okay. Tai galiu pakartoti ir dabar, bet mes juos ateisim. Tai va, punktai, galima sakyti, va čia yra suskirstyti tie punktai ir tas skambutis iš tikrųjų kartais būna taip, kad kai ateina laikas pokalbiui pamiršta partneris, tai kad jisai nepamirštų, tai išeitis praktikuotis. Ir vat, ugdyti įgūdžius mes galim daryti tokių pokalbių scenarijų praktikas. Manau, kad jos bus labai irgi vertingos. Tai yra vienas kontakto pavyzdys. Jūs turbūt irgi, kurie 10 valandos ryte dalyvavote šituose mūsų susirinkimuose, mes labai dažnai paimam vieną konkretų vardą, išsianalizuojam to žmogaus tipą, kodėl mes jam paskambinsim, pasisakom savo patys ir mes tokį surašom pokalbio scenarijų, ne, ir tada jau skambinam. Tai bet kokiu atveju tas pokalbio scenarijus, jisai turėtų būti pagal čia parodytus tos punktus. Šitie punktai yra labai aiškiai išdėstyti Express Starte mūsų. Atsivertus Express Startą, jūs taip pat juos rasite. Čia nieko aš naujo nepasakysiu, bet kiekvienam žmogui mes turim truputėlį tą scenarijų tokį susikonspektuoti. Tai arba sveikas, arba labas, taip? Ką nori, tą sakykit. Labas su nepažįstamais galbūt sveiki galite sakyti, o su pažįstamais karšto šilto rato žmonėms sakyti labas Petrai, labas Jonai, labas Asta, labas ten. Jeigu norite tokio mandagumo, tada sveiki, sako, taip. Visą laiką, kai paskambinat, natūraliai greičiausiai jūs klausėt, labas, kaip tau sekasi, kaip tu laikaisi. Ir labai dažnai, jeigu jau jūs skambinate dėl verslo pokalbio, arba šiaip jūs esate mandagus ir tokio, sakyčiau, rekomenduoju tokiam ir būti, paklauskite visą laiką pačioj pradžioj, ar tu esi neužsiėmęs. Nes jeigu žmogus yra užsiėmęs, jūs toliau netęsėt pokalbio, o klausėte kito klausimo, kada tau būtų patogu, kad aš paskambinčiau. Viskas, jūs netęsėt tolimesnios eigos. Jūs tiesiog labas, kaip tau sekasi, ar esi neužsiėmęs. Gali kalbėti. Jeigu žmogus sako, taip, galiu, viskas gerai, valio, jūs toliau kalbat. Jeigu jis sako, atleis, dabar labai užsiėmęs, kada aš tau galėčiau perskambinti. Ir jūs susitarėt laiką. Ir viskas. O jeigu jis klausia, tai dėl ko skambina, turiu tau vieną temą, su tavim norėsiu pasikalbėti, paskui paskambinsiu, pakalbėsim. Žodžiu, nepapasakoja, dėl ko jūs skambinat, o tiesiog sekantį kartą skambina. Kvietimas. Kaip pasakyti, kad nori susitikti, kad atrodytum natūraliai? Na, visų pirma, kas yra svarbu, ir čia yra šitie 5 punktai, kuriuos aš šiandien surašiau. Tai pirmas dalykas, tai yra, kai jūs paskambinat, paklausėt, ar neužsiėmęs žmogus, ir jisai pasako, taip, neužsiėmęs, jums labai svarbu pasidaryti tokį scenarijų, kuriame jūs suderinsit laiką ir vietą. Tai reiškia, jūs iš pradžių turite pasakyti savo pašnekovui, klausyk, labai gerai, kad tu turi laiko, klausyk, noriu su tavim susitikti, kada tau būtų patogiau. Šią savaitę ar kitą. Ar tu turi šią savaitę laiko?
Oi, sako, turiu, kuriom dienom, ar tau antradienis ar ketvirtadienis labiau tiktų. Jūs visą laiką duodate rinktis, bet duodate rinktis iš tų variantų, kurie jum tinkami. Jisai neperleidžia tą stafetę tam žmogui, su kuriuo jūs kalbėsite, o patys laikote iniciatyvą pokalbio vedimą savo rankose. Nepaleiskite iniciatyvos pokalbio vedimo, nes jeigu jūs ją prarasite, tada jum išslys iš rankų galimybę suderinti susitikimą. Tai tą reikia atkreipdėmėsi. Aš visą laiką siūlau, klausyk, kada tu esi laisvas? Šią savaitę tau labiau tiktų susitikti ar ateinančią? Jeigu žmogus sako ateinančią, valio, kurią dieną? Prieš tai aš jau būnu susiplanavęs dienas, kada aš laisvas ir kada galiu susitikti ir kada mano mentorius gali su manim susitikti. Reiškia, prieš pokalbį labai svarbu pasidaryti laiko planavimą. Šios ir ateinančios savaitės, 2 savaičių laiko planavimą. Nes jeigu jūs nesusiplanuosite laiko, pokalbio metu jūs negalėsite derinti laiko ir vietos. Nes jūs nežinosite, kada jūsų mentorius galit ir jūs patys irgi, jeigu nežinosit, kada galit, tai tada jūs tokio pokalbio eigos net negalėsit pasiūlyti savo tam žmogui. Tai iš pradžių susiplanuojat savo laikus, tada skambinat, labas, kaip sekasi, ar neužsiėmęs, klausyk, noriu su tavim susitikti šią savaitę ar kitą savaitę. Šią savaitę valio, aš pasižiūriu į grafikėlį, kada aš laisvas, sakau, žiūrėk, ketvirtadienį po pietų ar penktadienį po pietų tau labiau tiktų. Jisai sako, ketvirtadienį po pietų, okei, tai gal 3 ar 4 valandą? 4, valio, labai gerai, 4 valandą. Ar tau patogu būtų pas mane susitikti, ar susitinkam kažkur tai mieste, kur tau būtų patogiau? Oi, tai gal pas mane. O valio, faina, atvažiuok pas mane, išgersim kavos, pasidėsim čia pas mane tylu, ramu, niekas netrukdys. Suderinom, užtvirtinom. Tada aš jam turiu sakyti, kokia tema vyks pokalbis. Dėl ko aš jam skambinu. Ir štai čia, šitas, kokia tema vyks pokalbis, jūs turite pasidaryti namų darbą. Jūs turite pagalvoti apie kiekvieną asmenį individualiai, ką jūs jam ir kodėl jūs jam norite tai pasiūlyti. Ar jisai turi kažkokių tai unikalių savybių, dėl kurių jūs norite, kad jisai būtų jūsų partneris, ir jūs tada jam turite sakyti, klausyk, tu turi tokią unikalią savybę iš mūsų bendravimo, kiek aš pamenu, tokią ir tokią. Aš kaip tik ieškau savo į komandą žmonių ir noriu būtent tokio žmogaus kaip tu. Apie tave pagalvojau ir labai noriu su tavim susitikti ir pasikalbėti. O jisai sakys, kaip faina, kad tu apie mane pagalvoji ir kad tu nori su manim susitikti ir kažką dar įdomaus papasakos. Tai tada, kai trumpai pasakau keletą žodžių, dėl ko bus susitikimas, kodėl aš noriu su juo susitikti, aš tada būtent turiu pasakyti, kokia nauda pašnekovui iš to bus. Klausyk, mes pradėjom naują verslą, aš ieškau kaip tik partnerių ir būtent noriu, kad ir tu sudalyvautum ir mes kartu vystytumėm su tavim šitą verslą. Matau didžiulę perspektyvą. Ne? Tada mes turim būtinai pasakyti, kad užsirašyk, nepamiršk. Aš tai darydavau kartu, taip kaip dabar čia parašiau, nors Express Starte sako atvirkščiai, bet man patikdavo pokalbį vesti štai taip, kaip čia aš parašiau. Užsirašyk, nepamiršk, nes būsiu ne vienas, o su kolega, su kuriuo vystau šį projektą. Aš 2 punktus sutraukiu čia į vieną. Pirmas punktas, Express Starte buvo parašyta, kad pasakykite būtinai, kad jūs būsite ne vienas. Ir paskutinis punktas būdavo, kad reiškia, žmogus užsirašytų, nepamirštų. Man patikdavo pokalbio metu sakyti tai kartu. Klausyk, būk geras, nepamiršk, nes aš būsiu ne vienas, man bus labai nejauku, nes mano kolega, užimtas verslininkas arba užimtas asmuo, su kuriuo vystau šį projektą, šį verslą, ir man būtų smagu, kad tu nevėluotum. Okay. Taip vyksta skambutis. Jeigu žmogus pokalbio metu pasako ne, jokios problemos tame nėra. Arba paskui susitikime pasako ne, jokios problemos nėra. Ir tai yra natūralus procesas, nes ne visiems žmonėms norisi kažką gyvenime keisti, norisi kažką naujo išgirsti. Kaip pasakyti, reiškia, kad gerai suprantu.
ir neprarasti žmogaus ir nepulti jį įtikinėti svarbiausia. Ne? Tai apie tai sekančioji mano bus skaidrė, aš apie tai atsakysiu. Ir pati pabaiga, puiku, susitiksime, pasikalbėsime, matau tavo potencialą, galimybę šiame versle. Na ir svarbiausia, atrodyk entuziastingai, entuziastiškai, ramiai ir kartu užtikrintai. Labai svarbu jūsų tonas, jūsų nusiteikimas, jūsų užtikrintumas, nes ten, kur žmogus kviečia, būdamas neužtikrintų, tu gali, ką nori sakyti, bet jaučiasi energetiškai, neverbališkai, taip žodžių skambesyje, žodžių tone, emocijoje, kuri pasakyta. Tai vat, labai labai svarbu, kad tas pokalbis ir tas pakvietimas, tas skambutis būtų entuziastingas, ramus, tuo pačiu užtikrintas. Ir yra visokių praktikų, kaip pastovėti prie veidrodžio, žiūrėti save, nusišypsoti, paraginti, muzikos paklausyti, įkvepiančios, ar ten, nežinau, kam reikia šafrano išgerti, kas norite tokios vidinės ramybės ir geros energetinės savo būsenos. Pašokti galbūt, ne? Galbūt pasivaikščiot, ar dar kažkokiu tai būdu galima tai suaktyvinti. Tai va, tai žmonės dažnai bijo skambinti, nes jie nežino, ką daryti, žodžiu, kas bus, jeigu jisai, tas pašnekovas pasakys ne. Ką jei aš pasakysiu, ką nors keisto. Na, sprendimas, jeigu tu žinai, ką sakyti, baimė dingsta, tai nėra psichologija, tai yra praktika, tai tiesiog reikia praktikuotis, ne? Ir daryti tų prieštaravimų treniruočių galima daugiau, čia ir susitikimo metu jos labai geros yra, mes jas galėsim praeiti. Tai tų treniruočių, manau, kad mes šiais metais darysime ir ne vieną, tam, kad pagerintumėm kiekvienos komandos būtent tokias spragas, taip? Tai visų pirma, jeigu žmogus sako ne, ką tu sakai? Visų pirma, tai reikia nepulti įtikinėti, o tai sakyti, gerai, suprantu, jeigu dabar neaktualu, gal galime pasikalbėti po pusmečio. Gyvenimas keičiasi ir jei ne dabar, gal vėliau bus aktualu. Jei nieko prieš, aš tau paskambinsiu. Aš tiesiog matau tavo puikią galimybę, matau potencialą šiame versle, dėl to norėčiau grįžti prie šito pokalbio vėliau. Tai vat vėlgi, jeigu jūs savo pokalbyje, savo scenarijoje susirašysit tokį sakinį ir įsitrauksite į savo pokalbius, į scenarius, jūs visą laiką žinosite, ką reikia pasakyti, jeigu žmogus telefonu jums pasako ne, arba ką reikia sakyti, jeigu jums žinute pasako ne, arba ką jeigu reikia sakyti, jeigu susitikimo metu žmogus pasako ne, žinai, man neaktualu. Sakai, valio, gerai, suprantu, viskas puiku. Jei ne dabar neaktualu, gal galime pasikalbėti po pusmečio, nes gyvenimas keičiasi, jeigu ne dabar, gal vėliau bus aktualu. Jeigu nieko prieš, aš tau paskambinsiu, susirašysim. Aš tiesiog matau tavo potencialą ir noriu būtent su tavim vystyti šitą projektą, šitą verslą. Dėl to aš norėčiau su tavim dar kartą pasikalbėti kažkada ateityje. Ok. Jeigu žmogus tyli, vėlgi būna, kad pasako ne, būna, kad tyli. Tu sakai, gal dabar nėra geras laikas, gal pasiskambinam kitą savaitę, gal tu dabar negali bendrauti. Ne? Tai irgi tokiu būdu jūs galite išeiti iš tokios situacijos, kai žmogus tyli ir jums neatsako. Jeigu abejoja žmogus arba pokalbio metu, arba pavyzdžiui susitikimo metu, tai būtent nereikia įrodinėti, nereikia kažką tai ten gilinti, nereikia priimti sprendimo dabar. Mes dažniausiai tik trečiame susitikime kalbame apie sprendimo priėmimą, susitikime, pasikalbėkime, parodysi veiklos procesus ir pamatysi, ar tau tai tinka. Telefonu man nepavyks to tau parodyti. Ne? Tai mes telefonu nekalbam, nedarom prezentacijos, mes telefono pokalbio metu tik tai derinam susitikimą. Pokalbis, ne prezentacija, ne apie balansų aliejų reikia pokalbėje kalbėti, ne apie tyrimus, o reikia kalbėti apie tai, kad aš noriu su tavim susitikti, suderinam susitikimą ir mes vėliau galėsime tau viską parodyti. Tokiu būdu pašalinate tą tokį efektą, kai sudeginate savo kontaktą. Nes dažniausiai kontaktas sudeginamas yra tada, kada pasakoma arba parašoma per daug. Tai rašome ir kalbame tik tai tiek, kad sudomintumėm žmogų ir jisai norėtų ateiti į susitikimą.
Dėl to mes pasidarom tokį konspektėlį. Tai va, tai reikės pasidaryti 3 konspektėlius kiekvienam iš jūsų ir mes sekantį kartą pakalbėsim apie jūsų konspektukus. Taip, kad kiekvienas turėtumėt savo mobiliam telefone 3 konspektus pokalbiui, 3 konspektus žinutėm. Ir tokiu būdu mes sekantį kartą pasikalbėsime jau būtent apie tos konspektus. Aš manau, kad šitie konspektai, esantis jūsų mobiliam telefone, tose užrašinėse, jums padės labai labai gerai išspręsti tokias problemas, kaip sudeginote kontaktą, pasakėt per daug, arba kai nežinote, ką atsakyti, jeigu žmogus pasakė vienaip ar kitaip. Kita problema, su kuria mes susidūrėme, BPS mes sužinojom, kad labai dažnas atvejis, kad naujas partneris pradeda, bet po savaitės baigia. Jeigu jisai nežino, ką daryti rytoj, jis pradeda improvizuoti ir tada jis negrįžta. Sprendimas pirmosios 30 dienų, aiški sistema. Ką reikia daryti? Visų pirma, 30-30-30. Per pirmasias 30 dienų reikia, kad jisai parašytų 30 žinučių, po 1 žinutę per dieną, kad jisai bent jau tiek parašytų. Tai 30 žinučių bus jau tikrai nemažai. Kad 30 minučių jisai mokintųsi kiekvieną dieną, ne 3 valandas, o po 30 minučių. Labai gerai, jeigu mokinimasis vyksta 15 minučių vakare, 15 minučių ryte. Ar žinot kodėl? Ar turit minčių kodėl? 15 minučių geriausia mokintis ryte ir 15 minučių mokintis vakare. Atsakykit, kodėl? Pasąmonė geriau ateina, ar kaip ten yra per naktį, ten mes kažkaip įsimenam gal geriau. Ir užsimotyvuojam, išlieka ta motyvacija. Jo, Populiarumas. Iš tikrųjų mes paruošiam savo, iš vakaro mes paruošiam savo smegenis nakčiai, taip. Tai tą, ką mes skaitom, tuo, ko mes domimės, mūsų smegenis, mūsų pasąmonė vis tiek jinai visą naktį dirba. Mūsų sąmonė tik atsijungia ir mes miegam, o pasąmonė jinai dirba. Tai jeigu mes savo pasąmonėje užduodam kažkokių tai edukacijų, kažkokių tai idėjų, minčių, labai dažnai atsitinka taip, kad jūs per naktį sumastot, ką reikia daryti. Nežinau, ar jums tekia taip, kad jūs, pavyzdžiui, naktį atsikeliat ir žinot atsakymą, ką reikia daryti. Ar jums ir tekia taip? Gyvenime tokių buvo. Aš kai kada net popieriuką su tušinuku turėdavau prie naktinio, ten kažką užrašydavau, nes po to užsimirštu. Man kartais, neretai, nedažnai, bet kartais taip atsitinka tokių įkvėpimų naktį, kad aš per valandą laiko padarau ten kokių nors, surašau naujo projekto visą scenarijų surašau. Man taip atsitinka kartais. Tai aš arba į mobiliaką rašau, nes mobilus būna dažniausiai padėtas prie lovos, nes žadintuvas įjungtas būna. Tai aš į tos vadinamus notus, į tos užrašinės, aš surašau labai labai įdomias kažkokias tai, man aktualias mintis. Tai vat, jeigu mes 15 minučių mokinamės, kažkokią edukuojamės, kažkokią temą, tai mes turime savo pasąmonę įjungiam į tą programavimą ir jisai mums tą pasąmonę mūsų suprogramuoja kažkokius veiksmus. O ryte 15 minučių labai svarbu, nes per 15 minučių ryte, jeigu jūs mastote, pasijungiat GoCoro, pavyzdžiui, yra mokymų sistema mobiliam telefone, kur yra daug audio, video dabar yra sukelta. Ten šimtai ar tūkstančiai tų video įvairiausių yra. Jūs tai dienai programuojate savo mintis. Jūs savo dėmesį ir koncentraciją nuo pat ryto paruošiate Zinzino veiklai. Tokiu būdu vakaras ir rytas, tos mokinimusi po 15 minučių, jūs įkvėpia visai dienai veikti, o naktį įkvėpia programuoti visą jūsų veiklą. Ir tokiu būdu jūs labai gerai laikote dėmesį, koncentraciją ir nepamirštate, kad ten reikia parašyti 30 minučių, reikia rašyti žinutes, 30 minučių atsakyti į
buvusias žinutės atsakymus ir 30 minučių kontaktuoti su žmonėmis. Ne? Tai va. Ir kasdien tos 30 minučių praktikos labai yra svarbu. Tai toks yra naujo žmogaus mėnesio tokias dienos planas. 30. Jeigu naują žmogų per pirmą mėnesį mes įkvėpsim 90 minučių veiklai, aš manyčiau, kad tas partneris tikrai neatkris per pirmąsias savaitės, bet jisai tikrai žinos, ką jam reikia padaryti kiekvieną dieną. Ir tokiu būdu jūs turėsite augantį, besimokinantį partnerį, kuris, edukuosis ir kuris tobulės. Taip. Ir kaip Gintas sakė, reikia nebijoti daryti klaidų. Per klaidas mes išmokstam. Kito būdo, kaip išmokti, nėra. Tai va. Ir tada paskutinis, ką šiandien norėjau jums pateikti, jau matau, kad truputėlį užtrukom, jau po 8, tai mentorius, ką turi veikti. Jei tu kalbi už jį, už partnerį, jis niekada neišmoks. Jei tu jam duodi atsakymą, jis niekada nebus savarankiškas. Mentoriaus sprendimas turi tik vedi per sistemą ir parodai, kur yra atsakymai. Mentorius turi tik vesti ir parodyti, kur yra atsakymai, o ne būti atsakymu. Jeigu mentorius yra atsakymas, tada mes savo turime visą laiką darbo ir niekada neturime laisvės ir neturime išmokusio partnerio. Pati idėja yra tokia. Pradžioje mentorius veda susitikimą, partneris klausosi ir mokosi. Vėliau mentorius ir partneris susitikimą veda kartu, vienas kitą papildydami. Pabaigoje partneris veda susitikimą, mentorius žiūri. Jeigu pavyko susitikimas, partneris tapo mentorium. Jisai tapo savarankišku. Ir dar vienas labai svarbus punktas. Po kiekvieno susitikimo mentorius ir partneris turi aptarti, kaip įvyko susitikimas. Ar susitikimas įvyko gerai ir ką galima pagerinti. Ir tai yra ugdymosi procesas. Einant šito ugdymosi procesu, pradžioj aš rodau, tu žiūri, paskui mes kartu darom, paskutinis etapas, tu darai, aš žiūriu. Jeigu visą tai praeinam, po kiekvieno susitikimo mes apkalbam, kaip įvyko susitikimas, mes paruošiam fantastinį naują partnerį. Tai va, tai čia yra esmė. Vėlgi, čia yra parodyta, ką mentorius daro. Pirmąjį, ką tu šią savaitę darysi. Penktadienį, ką tau šią savaitę pavyko padaryti. Jeigu nepavyko, nieko nepadarė, klausiu, kodėl. Ko tau reikia, kad pavyktų. O ne aš už tave padarysiu. Mentorius nepadarys už mus verslo. Nei man Kęstutis nepadarys verslo, nei jum aš nepadarysiu, nei Andrėjus, nei Vytenis. Kiekvieną savarankiškai padarysime šitą verslą, ugdydamiesi, mokindamiesi. Ir iš partnerių, kuris nežino, tapsime partnerių, kuris žino, ir mentorium, kuris gali mokinti kitus partnerius. Mums svarbiausia reikia tik tai būtent rodyti, kur visą tai surasti. Tai apibendrinant visas tas problemas, tos iššūkius, su kuriais mes susidurėme ir kur jūs per mūsų BPS pažymėjote kaip problemas, mes turime strategijų, kuri veikia. Jeigu problema, žmonės nežino, ką daryti, sprendimas. 3 tipai žmonių, 3 žinutės, imam 4 punktus ir naudodamėsi savo užrašų knygutėmis, tai tom žinutėmis mes jas išsiunčiam. Kiekvieną dieną darom, ką reikia, žinom, ką daryti, 90 minučių, 3 dalykai, baigta. Rašom žinutės, atsakom į žinutės ir kalbamės dėl susitikimų. Taip? Ir dalyvaujame tuose susitikimuose. Nes susitikimai jie atveda prie rezultatų. Ne video, o praktika. Reiškia, praktikuojame scenarijus pokalbių, praktikuojame žinučių scenarijus, skambiname ir darome. Jeigu nepavyksta visgi skambinti, labai svarbu, jeigu žmogus nemoka skambinti, arba gėdinas, arba nepavyksta, jisai skambina mentorium. Darote praktiką su mentorium.
Jeigu man nepavyksta, aš skambinu Kęstui ir Kęstai sakau, klausyk, tu būsi mano potencialus, aš dabar būsiu tas, kuris skambinu, pasipraktikuokim, nes man reikia pagalbos. Ne? Jeigu kažkam nesigauna, reikia skambinate man, paprašote ir pasipraktikuosim 10-15 minučių prieš kiekvieną skambutį. Ir tokiu būdu jūs gerinsite savo įgūdžius. O įgūdžių pagerėjimas, iš karto, aišku, dingsta baimė, jūs žinote, ką sakyti, dingsta baimė ir jūs išsprendžiate tą problemą, kai bijote kažką suklysti ar bijote pasakyti. Tai va, ir penkta problema, kad daug partnerių mažai toliau besivystančių, tai būtent šita 30 dienų sistema, aiškiai, sakyčiau, yra geras sprendimas, kurį, su priežiūra mentoriaus tas naujas partneris gali ateiti. Tai tiek šiandieną. Ir pabaigai noriu priminti tik tai, kad mes turime vasario mėnesio pačią pabaigą ir turime šią paskutinę savaitę jai sėkmingai užbaigti. Pirmas dalykas, ką reikia užbaigti sėkmingai, tai kvalifikuotis kovo mėnesiui, nes kovo mėnesį vyksta kvalifikacija, jinai labai svarbi šita kvalifikacija, jinai duoda mums 3 kartus padidintas išmokas. Tai reiškia, nuo apyvartos kovo mėnesį gausim 3 kartus daugiau, kurie įvykdysim kvalifikaciją. Kvalifikaciją galime įvykdyti, pakviesdami vieną partnerį prisijungusi su dideliu rinkiniu, surinkti 8 klientinius taškus, 8 produktam, su prenumeratom, nusipirkus startinį rinkinį testų, kuriame yra testai. Tai yra daug būdų, kaip galima kvalifikuotis. Pasižiūrėkite savo paskyrose aktyvacijos Zinzino for free, ar jums netrūksta kažko tai. Jeigu jums reikia, kažko trūksta, pasitikrinkit, ko trūksta, pažiūrėkit kreditus, gal trūksta klientų vieno taško, pažiūrėkit savo paskyrose aktyvacijose ir ataskaitose, ar iki naujo titulo netrūksta, ten būna, kad 100 kreditų trūksta iki naujo titulo. Už tą 100 kreditų pasieki titulą, gauni, pavyzdžiui, direktorių kelionės taškus, gauni premiją papildomai už tą titulą. Žodžiu, labai svarbu aktyvacijose ir ataskaitose pasitikrinti save. Ir trečias paskutinis momentas. Pirmas, tai yra kvalifikacija kovui. Antras, pasitikrinat paskyrose, ar nieko netrūksta. Trečias, pažiūrite savo komandos pagrindinių narių, už kuriuos jūs atsakingi paskyras. Jūs pažiūrėję paskyras, jeigu jiem trūksta, paskambinat ir primenat. Tai tiek šiandien žinių iš manęs. Ačiū labai, kad dalyvavot. Ir sekančiam susitikimui pasiruoškite kiekvienas 3 scenarius žinučių, kaip jūs juos rašysit, ir 3 pokalbių scenarius. Ir aš labai norėsiu, kad kiekvienas per ateinantį susitikimą būtent parodytų savo 3 scenarius. Tokie bus namų darbai. Gerai? Sutarta? Visą tai atves jūs į žinojimą, sumažins baimių, padidins jūsų įgūdžius ir jūs greičiau vystytis savo komandas. Jums bus žymiai lengviau. Jūs pasieksit rezultatą. Tai viskas. Ačiū labai ir geros, darbingos ateinančios savaitės. Iki greito. Ačiū labai, Jonai. Puikus pranešimas. Ačiū. Ačiū sudė. Jonai, mes į kitą susirinkimą, gerai? Per Messengerį. Okay. Nieko, aš parašiau, viskas gerai. Okay.